Labą dieną, esu Paulietis Darius Stasiulevičius ir savo antrąją rotaciją atlikinėjau Investuok Lietuvoje ir mano projektas vadinosi Lietuvos gynybos ekosistemų stiprinimas ir apie jį šiandien jums noriu papasakoti. Tai projekto laiko juosta ir problema. Tai kartu su Investuok Lietuvoje komanda mes žiūrėjome tiek į Europos ir Lietuvos kontekstus susijusius su gynybos pramonė. Tai mes pastebėjome, kad nuo 22 metų Europos gynybos pramonės sektorius jis iš tikrųjų auga, tačiau ES vis dar importuoja didžiąją dalį gynybos produktų ir, kas labai svarbu paminėti, mes ES atsiliekame ties investicijų į inovacijas dydžiais. Tai beveik 10 kartų, jeigu lyginant su mūsų partneriais Jungtinės Amerikos valstijos. Ir kas susijęs su Lietuva, mums svarbu žinoti, kad mes esame tarp Europos lyderių pagal gynybos išlaidas nuo BVP. Ir Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės sektorius yra iš tikrųjų labai jaunas. Jisai sparčiai pradėjo augti nuo 22 metų ir dėl to kilo labai didelis klausimas, kaip mums žinoti, kad investuojami pinigai, jie tikrai atitinka įmonių lūkesčius ir yra panaudojami efektyviai, skatinant įmonių technologinį ir komercinį proveržį. Todėl ką mes įvykdėme per paskutinius 6 mėnesius, tai galite matyti šioje skaidrėje, tai mes pradėjome nuo apimties ir tikslų nustatymų ir bei kalbėjome su beveik 20 skirtingomis įmonėmis, viešojo sektoriaus atstovais bei asociacijomis apie jų supratimą, kokie yra iššūkiai ekosistemoje. Ir taip pat, ką mes supratome reikia padaryti, tai mums reikia padaryti labai stiprų, ganėtinai gilę apklausą, kurią mes paleidome gegužės mėnesį. Mes gavome atsakymų beveik 100 įmonių apie tai, kokie yra pagrindiniai iššūkiai ir kokie įrankiai reikalingi skatinti proveržį ekosistemoje. Mes taip pat parengėme analizę ir ją pristatėme suinteresuotom šalim, tai mes turime omeny pagrindinės ministerijas, įskaitant taip pat ir Krašto apsaugos ministeriją ir viceministrę. Ką mes dar padarėme, tai nustatėme gerasias užsienio praktikas ir su jomis pasikalbėjome, įskaitant Jungtinę karalystę ir taip pat Vokietiją. Ir paskutiniu žingsniu mes surinkome informaciją ir parengėme rekomendacijas, pristatėme jas kūrybinių dirbtuvių formate suinteresuotom šalim ir pasikalbėjome, ką galime patobulinti ir kokie turėtų būti sekantys žingsniai. Tai labai džiugu pasakyti, kad sekantys žingsnis jie pereina į veiklą po ekonomikos ir inovacijų ministerijos sparnu. Taigi, apibendrinus keliais punktais, tai mes nustatėme, kad 3 pagrindiniai visų įmonių iššūkiai, kurios nustatė įmonės, yra nuoseklių valstybės investicijų į MTEP veiklas skatinimo trūkumas. Įmonės norėtų geriau suprasti, kokie produktai Lietuvos kariuomeniai yra dabar labiausiai reikalingi ir taip pat komplikuotas viešųjų pirkimų procesas. Tai galime apibendrinti, kad mes turime omenyje administracinės problemas, bet taip pat labai nuoseklaus skatinimo į MTEP veiklą tam, kad būtume ne tik kuriami produktai, bet taip pat jie komercializuojami. Tai būtent dėl to įmonės mano, kad apie 7 iš 10 įmonių mano, kad šiuo metu esamos iniciatyvos, jos nesprendžia šios iššūkius, kurios įmonės identifikavo kaip pirmoje vietoje, būtent dėl to, kad esamos iniciatyvos nebūtinai priveda prie produkto panaudojimo ir komercializacijos. Kitaip sakant, pas mus yra kuriama labai daug produktų, bet nebūtinai jie patenka į rinką, ar tai nacionalinę rinką, ar tai ES rinką. Ir kitas aspektas, kuris labai yra svarbus šiam projektui, tai mes žiūrėjome į ateitį. Įmonės pažiūrėjus į 3 metus į priekį, paminėjo, kas jom yra svarbiausia. Tai be abejo, nenuostabu, kad tai yra privatus sektorius, jiem yra svarbiausia šiuo atveju yra pardavimas ir jų produktų naudojimas Lietuvos kariuomeniai. Bet šitas aspektas nurodo kitą punktą, kad pardavimas Lietuvos kariuomeniai palengvina eksporto realijas, dėl to, kad eksportuojant mūsų gynybos produktus labai svarbu turėti tą vadinamą nacionalinės rinkos štampą. Dėl to jis čia yra pirmoje vietoje, kaip jūs matote, taip pat nuoseklios valstybės investicijos ir aiški gynybos pramonės politika bei pirkimų planas. Todėl, ką mes padarėme susirinkę kūrybinėse dirbtuvėse bei pasikalbėję su Investuok Lietuvoje komanda ir kitomis ministerijomis.
Mes sukūrėme kelias rekomendacijas dėl Lietuvos gynybos ekosistemos stiprinimo. Ir šios rekomendacijos sugrupuojamos į 4 punktus. Tai pirmoji rekomendacija yra gynybos ir saugumo pramonės plėtros gairių atnaujinimas ir nacionalinės gynybos ir saugumo pramonės inovacijų strategijos sukūrimas. Kiti 3 punktai yra inovacijų finansavimo iš gynybos išlaidų didinimas. Taip pat platesnis lietuviškų gynybos produktų naudojimas Lietuvos kariuomenėje ir tarpinstitucinės gynybos ir saugumo pramonės grupės sukūrimas. Tai aš greitai noriu papasakoti apie kiekvieną iš jūsų. Tai kai mes kalbame apie plėtros gaires ir jų atnaujinimą, mes turime omeny gaires, kurios galioja iki 27 metų. Pagrindinė problema yra tokia, kad šiuo metu mūsų gynybos pramonės politika yra labai fragmentuota ir priklausoma nuo pavienių iniciatyvų. Dėl to didžioji dalis ekosistemos dalyvių pakomentavo, kad būtent yra labai stiprus poreikis, kad mūsų politika ji būtų labiau ir veikla tarp ministerijų labiau glaudesnė. Ir dėl to reikia atnaujinti gaires ir nustatyti realias roles ir atnaujinti tas roles, kadangi labai daug per paskutinius 4 metus kas yra pasikeitę. Ir taip pat, kas yra labai svarbu, tai nacionalinės gynybos ir saugumo pramonės inovacijų strategijos sukūrimas. Per paskutinius 4 metus mes matėme Europos valstybės, kurios atnaujina savo nacionalinės strategijas ties inovacijomis ir pramonė, įskaitant Jungtinės karalystės, mūsų kaimynę Latviją. Ir šiuo atveju mums reikia padaryti tą patį, kadangi mes neturime tokios strategijos ties gynybom inovacijom, kuri būtų įtvirtinta ir laikomasi jos konkrečiai visų ekosistemos dalyvių. Ir kaip aš siūlau tai padaryti, tai organizuoti diskusiją su valstybės institucijomis, nustatyti ilgalaikius tikslus ir prioritetus technologijų ir inovacijų srityje, įtraukti gerasias Europos valstybių praktikas ir sukurti veiksmų gyvenimo planus, siūlymus bei finansavimo mechanizmus ir koreguoti strategiją pagal sektoriaus pokyčius. Kitas punktas yra inovacijų finansavimo iš gynybos išlaidų didinimas. Čia kalba apie konkretų procentą nuo gynybos biudžeto, kuris galėtų eiti į MTPI veiklą. Šiuo metu mūsų gairėse yra nustatytas toks sakinys, kad bent 20% yra skiriama ginkluotosiams pajėgoms modernizuoti, įskaitant gynybos ir saugumo pramonės inovacijų skatinimą. Kame yra problema šiame sakinyje, kad nėra konkrečios eilutės ties MTPI veikla, inovacinė veikla, kas yra dabar pradedama daryti kitose Europos valstybėse, kur konkretus procentas turi būti skirtas inovacijom ir MTPI veiklom. Kodėl tai yra svarbu? Kadangi turėdami tam tikrą įsipareigojimą, mes galime argumentuoti, kodėl tam tikrai finansavimo įrankiai yra reikalingi ir taip mes galime daugiau kapitalo investuoti į mūsų įmonės, kurios nori kurti tą MTPI produktą, kuris būtų panaudojamas mūsų gynybos sektoriuje. Ir kaip siūloma yra tai padaryti, tai šiuo metu mes turime įvertinti dabartinės faktinės MTPI išlaidas, koks yra iš tikrųjų dabartinis procentas ir taip pat pasižiūrėti, koks procentas gali būti realus, ar tai 1% ar 2%, ir nustačius jį įtraukti nuostatą gynybos ir saugumo pramonės plėtros gaires, apie kurias aš kalbėjau praeitam punkte, ir įsteigti procesą, pagal kurį kasmet būtų vertinama, ar nustatytas procentas yra pasiektas. Ir mes be abejo turime konsultuoti su verslo ir mokslo institucijomis dėl prioritetinių tyrimų krypčių. Ir paskutiniai 2 punktai, tai vienas iš jų yra platesnis lietuviškų gynybos produktų naudojimas Lietuvos kariuomenėje. Šiuo atveju mes matome užsienio praktiką, pavyzdžiui, Latvijoje, kuri nustato tam tikrą procentą, jie nori per 10 metų pasiekti 30% jų nacionalinės gynybos ir saugumo pramonės pagamintos produktų, kad būtų jų gynybos struktūrose. Ir idėja yra tokia, kad mes turėtume tam tikrą procentą Lietuvoje, kadangi šiuo metu mes nenumatome tokio procento. Ir daug asociacijų ir taip pat ekosistemos atstovų mini, kad tikriausiai toks žingsnis galėtų būti labai vertingas, skatinant proveržį mūsų nacionalinės gynybos ir pramonės saugumo įmonėse. Kodėl tai yra svarbu? Nes įmonės taip pat labai gerai supranta, kad Lietuvos rinka nebūtinai patenkins jų visus. Jie negali koncentruotis į vien Lietuvos rinką, tačiau tai gali paskatinti produktų naudojimą ir taip palengvins eksportą.
ir taip pat produktų atnaujinimo, kadangi vadinamas feedbackas bus kur kas greitesnis. Ir kaip mes siūlome tai padaryti, tai surinkti duomenis apie tai, kiek šiuo metu yra įsigijama vietinių produktų, nustatyti tikslius rodiklius vietiniams produktams, pavyzdžiui, minimalus, kuris būtų rekomenduojamas ir nebūtinai įpareigojamas procentas pirkimų iš Lietuvos įmonių, ir naudoti inovacinius pirkimus, skatinti pilotinius projektus ir įtraukti verslą ir mokslo institucijas į prioritetinių krypčių nustatymą. Be abejo, paskutinis mano punktas yra tarp institucinės gynybos ir saugumo pramonės grupės sukūrimas. Tai šiuo metu pas mus yra gynybos ir pramonės saugumo taryba, tačiau ekosistemos dalyviai ganėtinai kritiškai vertina dabartinės tarybos efektyvumą ir dėl to siūlo peržvelgti, kaip galima atnaujinti, pakoreguoti dabartinės galbūt grupės sudėtį tam, kad jinai būtų efektyvesnė. Tai ir įmonės kritiškai vertina esamų iniciatyvų poveikį gynybos ekosistemų, nes šios iniciatyvos kaip pagal juos nesprendžia pagrindinių verslo įvardintų iššūkių. Ir kodėl tai svarbu, nes mes matome Europoje, pavyzdžiui, Švedijoje, taip pat Jungtinėje karalystėje yra formuojamos grupės, kurios yra sudaromos iš skirtingų institucijų, skirtingų ministerijų, agentūrų, tyrimų centrų, kurių pagrindinis darbas yra, kaip greitai galima perteikti saugumo iššūkius į verslą ir priimti tuos sprendimus efektyviai, kad verslas galėtų gaminti tam tikrus produktus ir taip pat kaip tuos produktus perteikti į rinką greitai. Ir viskas tai yra daroma tokių bendradarbiavimo principų tarp skirtingų ekosistemos dalyvių, skaitant skirtingų ministerijų grupės formate. Tai mano siūlymas yra pažiūrėti, kaip Lietuvoje galima atnaujinti tokį procesą ir kaip jį padaryti ganėtinai efektingai. Tai mano siūlymas yra esamos gynybos ir saugumo pramonės tarybos veiklos vertinimas, įvertinti dabartinės tarybos funkcijų efektyvumą, sprendimo priėmimo procesus ir veiklos poveikį pramoniai, prioritetinių veiklų ir projektų identifikavimas, taip pat įtraukti atstovus iš pagrindinių valstybės institucijų, privataus sektoriaus atstovų, mokslo ir tyrimų institucijų ir nuolatinė veiklos stebėsena bei tobulinimas. Labai dėkoju Jums už Jūsų dėmesį. Jeigu Jums įdomu daugiau pasiskaityti apie mano projektą bei kitus nuostabius projektus Kurk Lietuvai, tai galite pasižiūrėti apie QR kodą Jūsų ekrane, apie projektą ir taip pat galite susisiekti su manim QR kodu po dešinę. Ačiū Jums labai už dėmesį ir geros dienos.